Labai diena. Seniai nieko neįrašinėjau, buvo daug visokių minčių, bet jos yra ten toli Ukrainai. Bet tai, kas įvyko Lietuvoje, apie tai norėčiau pasakyti dabar. Pavadinsiu tai galbūt melas, tiesa ir pasitikėjimas. Vienas jūrų kapitonas man pasakojo apie mokymus, kurios darė, kai jisai jau buvo kapitonas ir jie darė mokymus. O paskui tie mokymai pasitvirtino. Jis ne lietuvis, ne rusas, britas, su kuriuo buvau kažkada susipažinęs. Tai vieną gerą dieną, teisingiau jam visai negerą, jo laivas pradėjo skęsti. Tai buvo nedidelis krovininis laivas, kuriame buvo kažkiek keleivių, įgulos nariai. Laivas pradėjo skęsti. Paskelbė aliarmą. Kapitonas tiksliai žinojo, kad laivas paskęs po 15 minučių. Tam, kad evakuoti visą įgulą ir keleivius, jam reikėjo 10. Ir jisai pranešė, kad jų laivas paskęs už valandos. Plius minus keletą minučių. Jis liko stovėti ant savo tiltelio, savo vietoje. Jo padėjėjas jį pasižiūrėjo baisiom akim, nes žinojo, kad laivas paskęs už 15 minučių. Bet kapitonas liko ramus. Visi tvarkingai susėdo į gelbėjimo valtis, evakavosi, pasitraukė nuo laivo ir tas už 5 minučių nugrimzdo į dugną. Aš kapitono klausiau, o kodėl tu tai padarėjai? Jis man sakė labai paprastai. Jeigu aš būčiau pasakęs, kad mes turim 15 minučių, visi griūtų į valtis, būtų panika ir aš nieko neišgelbėčiau. O taip, visi ramiai susėdo, aš paskutinis sulipau paskutinę valtį ir mes pasitraukėm nuo skęstančio laivo. Tai vat šitas melas, jis kartais reikalingas, jisai įgėrė. Būna kitas melas, kai žmonės bijo ir nežino, ką sakyti ir ką daryti. O tai yra blogiausia, nes tai atmeta pasitikėjimą. Kareivis gali turėti viską, gerą maistą, gerą aprūpinimą, pilnai žinoti savo užduotį, bet jeigu jisai nepasitikė savo vadų tiesioginiu, jisai nieko nepadarys. Nes būna užduotis, kai kariui atrodo, kad tai yra kvailiausia, ką galėjo sugalvoti vadas. Bet jeigu vadas jam niekada nemelavo, jeigu kareivis savo vadų pasitikė 100%, jisai vykdys savo užduotį visur ir visada. Tai yra pasitikėjimas. Sakyk kariui tiesą, kaip bebūtų. Apie ką aš visą tai kalbėjau? Dėl ko? Dėl to, kas įvyko Lietuvoje, apie tos nelemtus 2 dronus. Atsakingi asmenys, nevardinsiu pavardžių ir pareigų, jūs juos žinot. Atsakingi asmenys sakė vieną informaciją, paskui kitą, paskui trečią. Iš tikrųjų, aš nežinau tos tikros informacijos, todėl jos nekomentuosiu. Žinome, kad tos dronus surado ir jie abudu yra. Bet ar liko pas mane pasitikėjimas tais asmenim, kurie tai sakė, kad jisai yra dronas, tai sakė, kad jo nėra, aš abejoju. Pasitikėjimą reikės atstatyti. Ir ar nepasitikėsiu aš, tai yra absoliučiai visiškai jiem neįdomi informacija ir niekam iš tikrųjų. O ar pasitikės žmonės, ar pasitikės kariai, ar pasitikės kitos institucijos, tai yra problema. Pasitikėjimas šią instituciją pas mane labai smarkiai sugriuvo, nors aš visada tikėjau, niekada nekritikavau, sakydavau, kas yra blogai pas juos, bet niekada nekritikavau, nes mano indėlis į tos institucijos šiuo metu darbą yra minimalus. Galima sakyti, artėja prie nulio. Kažką darau, bet tai yra labai minimalu. Bet taip, kaip elgėsi ir komunikavo mūsų vadovai, man buvo nepriimtina. Meluoti, nesakyti tiesos, tai čia ne tas atvejis su skęstančiu laivu. Pasakykit tiesą ir jūsų žmonės, ir jūsų kareiviai jums tikės. Nematom, negalim. Mums reikia to ir to, kad pamatytumėm
ir numuštumėm. Sakyti, kad mes nešaudysim kairę ir dešinę, tai yra baisus pasakymas, nes tikrai šaudyti kairę ir dešinę nereikia. Ką reikia daryti? Reikia šaudyti taikinį, likviduoti taikinį. Man net baisu pagalvoti, kas būtų atsitikę, jeigu tie dronai būtų pataikę į kažkur tai ir žūtų arba būtų sužeisti žmonės. Dar didesnį siaubą man sukėlė vieno vadovo pasisakymas, vadovės, kad tai galimai Ukrainos dronas skrendantis iš Ukrainos teritorijos, kuris suklaidino Ukrainos priešlėktuvinę gynybą. Vien tas pasakymas mane įžeidė, kaip buvusi Ukrainos kareivė. Dronas atskrido ne dėl to, kad jį suklaidino ukrainiečių priešlėktuvinę gynybą. Dronas atskrido todėl, kad jį pasiuntė Rusija, konkrečiai mūsų priešas. Pasitikėjimas po tokių žodžių pas mane krito nuliui. Reikia galvoti, ką tu sakai. Taip negalima sakyti. Mano draugai kiekvieną dieną žūsta fronte. Ir aš jiem tikiu. Kol aš buvau tenai, jie tikėjo man, aš jiem niekada nemelavau. Kaip bebūtų sunku, aš visą laiką sakiau tiesą. Mes neturim to, mes nemokam šito ir mums čia bus labai sunku. Ir jie žinojo, kad bus sunku ir jie darė tai, kas reikia. Ir aš dariau pagal savo išgalės tai, kas reikia. Meluoti arba nesakyti tiesos negalim. Jeigu nežinom, ką pasakyti, pasakykite, nėra komentarų, mes vykdom tyrimą. Šią temą aš ir norėčiau pabaigti. Melas, tiesa ir pasitikėjimas. Atgauti pasitikėjimą, kai tu vieną kartą pameluoji, yra labai sunku. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.